Tomis Robinsonas buvo sulaikytas Hitrou oro uoste dėl tariamo terorizmo. Jo tikrasis nusikaltimas yra tai, kad jis atskleidžia faktus apie gaujas, neteisėtą migraciją ir viešina tragedijas, kurios vyksta, kol vyriausybė bando jas nuslėpti nuo visuomenės. Kas nutiktų, jei rytoj taptumėte ministrė pirmininkė? Ką pakeistumėte? Aš sustabdyčiau islamą, nutraukčiau užsienio finansavimą šalyje, visi migrantai būtų iškeldinti iš viešbučių ir kariuomenė juos jau rytoj išsiųstų atgal. Iš kur jūs esate? Ačiū Jums, ponia. Tomis Robinsonas buvo suimtas, nes pasak Jungtinės karalystės, jis yra teroristas, didžiulė grėsmė Anglijos žmonėms. Ir tai įvyksta tuo metu, kai Anglija paskelbia, kad bando uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei 16 metų asmenims. Jie staiga, skirtingai nei su prievartautojų gaujomis, jie rūpinasi savo vaikų apsaugą. Tačiau jie neuždraudžia programėlės Blue Sky, kuri yra kairiųjų politinė programėlė. Taip, jie uždraus X vaikams, nes tai labiau dešinioji platforma, nes žmonės ten dalyjasi tikromis nuomonėmis, tačiau Blue Sky jie neuždraudžia. Ir jie pasiruošę suimti Tomį Robinsoną kaip teroristą. Panagrinėkime detalės. Sveiki atvykę į Pushback, aš Meirakė, jūsų vedėja. Nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko, įjungti pranešimus, paspausti patinka ir atlikti visus kitus veiksmus, nes dabar jūs esate mūsų judėjimo dalis, kuris siekia pasipriešinti. Ir viskas prasideda nuo to, kad įvardyjame beprotybę suimti Tomį. Kaip jis čia paskelbė birželio 13. Dena, aš vėl esu teroristas. Šiandien buvau sulaikytas Hitrou oro uoste beveik 3 valandas. Buvau sulaikytas pagal 2019 metų kovos su terorizmu ir sienų saugumo įstatymo 3 skyrių. Mano telefoną konfiskavo policija. Taigi viskas kartojasi iš naujo. Atrodo, kad vėl teks mokėti už gynybą ir teismo išlaidas. Po velnių. Atsiprašau, visiškas beprotybė. Prašau, padėkite papildyti mano teisinį fondą gynybai čia. Beje, įdomus faktas. Elonas Muskas buvo vienas iš žmonių, kurie palaikė Tomį Robinsoną, kuris dabar tapo triljonieriumi, tiesa? Jis rėmė Tomį Robinsoną per daugelį to teisinių kovų su sistema, kuri bando jį užčiaupti. Ir mes čia tam, kad pakalbėtume, kodėl jie taip stipriai nekenčia Tomio Robinsono. Kas yra 3 straipsnis tiems, kurie nežino? 3 skyrius – tai terorizmo kaltinimas pagal 2019 metų saugumo įstatymą, sukuriantis naują nusikaltimą, pasiruošimą įvykdyti veiksmą, keliantį pavojų gyvybei, naudojant sprogmenį. Taigi dėl kažkokios priežasties jie mano, kad turi kažkokių įrodymų, jog jis planuoja naudoti sprogmenis, kas yra keista, nes jis labiau yra politinė figūra. Asmuo padaro nusikaltimą, jei ruošiasi veiksmui, imasi veiksmų, ruošdamasis veiksmui, keliančiam pavojų gyvybei. Šis veiksmas susijęs su sprogmeniu. Asmuo ketina veikti dėl politinių, religinių, ideologinių ar panašių tikslų. Iš tiesų įdomu sužinoti, kokius sprogmenis jų manimų planuoja naudoti Tomis Robinsonas, nebent jo burna tokia sprogstama, kad jie tai laiko problema. Ir mes žinome, kad Jungtinėje karalystėje jie taip daro. Taigi Amy Mack, kurią jūs visi turite pažinoti, vadovauja nuostabiai organizacijai RARE, kuri daug prisidėjo prie Amerikos įtakos islamizacijai atskleidimo, rašo taip. Britų režimas sulaikė Tomį Robinsoną pagal kovos su terorizmu įstatymą, kai jis vakar buvo Hitrou oro uoste, konfiskavo jo telefonus kaip paprastų nusikaltėlių, taikydamiesi į tiesos sakytoją. Ne todėl, kad jis teroristas, o todėl, kad jis vienintelis drąsus žmogus, kuris išdrįso atskleisti masinį islamą ir prievartavimo gaujas, prievartaujančias tūkstančius britų mergaičių, o politinis elitas šlykščiai dangsto tuos, kurie saugojo tos pabaisas, išduodami savo pačių vaikus. Jie taip pat nori jo kontaktų. Jie nori nutildyti tinklą, kovojantį už nekaltuosius. Įdomus faktas. Tomis Robinsonas iš tikrųjų seka mane X platformoje ir aš tai laikau didžiulę privilegiją. Vėlgi, aš nesutinku su viskuo, ką šis žmogus daro, bet tai, kad jis pasiryžęs paaukoti viską, kad kovotų prieš užvaldymą, mano manimu yra tai, ką mes visi turėtume palaikyti ir vertinti. Bet jis iš tikrųjų aukoja ne savo gyvybę. Turiu omenyje, nors manau, kad jis kasdien gauna grasinimų mirtimi iš islamistų, bet kalbant apie jo gyvenimo kokybę, jis yra suimamas, sulaikomas, praleido laiko kalėjime ir taip toliau ir taip toliau. Visi turi žinoti dabar pat, bailiai, laikantis Tomį, naršo jo telefoną. Jie turi tiesioginį kontaktą su visais mumis, kurie atsisakome tylėti. Jie tikisi perskaityti kiekvieną žinutę, ypač mano, kurioje juos vadinu šlamštu. Jie yra išdavikai, padedantis ir prisidedantis prie jaunų mergaičių, savo šalies ir visko, kas padorų sunaikinimo. Jie išdavė dėl valdžios, pinigų ir islamo balsų. Tomis yra didvyris Britanijai ir vakarams. Palaikykite jį, tiesos nesustabdysi. Ir tai yra įspėjimas Amerikos konservatoriams. Jūs neturėtumėte daugiau keliauti į Britaniją. Ten mums nebesaugu. Aš atsisakiau visų kvietimų kalbėti ten. Tikiu, kad būčiau nužudyta, jei žengčiau į jų žemę. Taigi čia yra Eimės ir Tomo nuotrauka, bet pažiūrėkime šiek tiek plačiau, kas įvyko. Taigi tiems iš jūsų, kurie iš tikrųjų nežino, kas yra Tomis Robinsonas, manau, šis vaizdo įrašas gerai parodo, už ką jis pasisako. Kas nutiktų, jei rytoj taptumėte ministrė pirmininkė? Ką pakeistumėte? Aš sustabdyčiau islamą. Aš nutraukčiau užsienio finansavimą šioje šalyje. Visi migrantai būtų iškeldinti iš viešbučių ir rytoj kariuomenės pagalba išsiųsti atgal.
Aš atšaukčiau, aš įveščiau repatriaciją. Atėjo laikas daugeliui musulmonų palikti šią šalį, jei jie nesiruošia būti labai panašus. Atėjo laikas grįžti namo. Jūs turite savo namus, kur galite grįžti. Čia yra mūsų namai, mes neturime kur eiti. Mes nebeleisime, kad tai daugiau keistusi. Jūs matėte šiandien. Žmonėms jau gana, žmogau. Žmonėms jau gana. Nutilk. Gerai, tai štai už ką jis pasisako ir vėlgi žmonės jį laiko rasistų ir kraštutinių dešiniųjų atstovu. Ir turiu pasakyti, kad iki prieš 20-25 metus aš galbūt irgi tai būčiau manius. Oho, tai labai stipru, ką tu sakai. Nors aš manau, tada dar net nebuvau gimusi. Bet nesvarbu. Tai jau kita tema kitam kartui. Kas man atrodo neįtikėtina, tai kad šiandien išgirdusi tai pagalvoji, tai labai logiška. Labai logiška. Nes šis islamistinis reikalas jau nebėra apie religinės laisvės ar apie tai, kad reikia būti maloniems, žinote, labai mieliems sindams, kurie atvyksta ir bando užsidirbti pragyvenimų Jungtinėje karalystėje. Tai yra apie užkariavimą, apie perėmimą ir apie tai, kad vyriausybės nesiima tinkamų veiksmų tam sustabdyti, o žmonių pinigai tam panaudojami. Faktas, kad mūsų mokesčių mokėtojų pinigai finansuoja šią beprotybę, man tiesiog nesuvokiamas. Štai už ką pasisako Tomis Robinsonas. Ir žmonėms tai patinka arba jie to nekenčia. Ir vėlgi, jis yra labai intensyvi asmenybė, bet tai tokio tipo žmogus, su kuriuo tikrai nenorėtum susidurti. Iš kur tu esi? Ačiū, ponė. Stebėk jį. Praneš man, jei jis ateis iš paskos. Jis mane rimtai užklisa, brol. Malonu su tavimi pasikalbėti. Žinoma, kad gerai. Bičiuliai, imkis veiksmų. Jau turėjai 10 progų, seni. Na, pirmin, pabandyk tada. Nekelk rankos taip kaip aš. Troja, aš stoviu čia pat. Man patinka tai, kad paprastai, kai kažkas yra sekamas, jie būna tokie, ne, mane seka. O jis tiesiog, gerai, matau, kad jie mane seka. Tai dabar kodėlgi neateinate manęs užpulti? Dabar jūs nenorite pulti Tomo Robinsono. Jūs nenorite jo mušti. Jūs tiesiog nenorite jo mušti. Arba ne tik. Jis padarys jūs garsiu žmogumi už tai, kad jį užpuolėte, bet jis taip pat yra stiprus ir pajėgus ir jis nebijo pasipriešinti. Bet toks yra jo charakteris. Jis nebijo pasipriešinti, todėl yra šiek tiek kvaila iš Jungtinės karalystės pusės manyti, kad jie turėtų jį sulaikyti ir kad viskas tiesiog ramiai pasibaigs. Nes jokių būdų. Kad Tomas Robinsonas būtų sulaikytas pagal teroristų įstatymą, kas reiškia, kad jis galbūt kažkiek naudojo sprogmenis, įvyktų taip, kad niekas to nepastebėtų ar apie tai nekalbėtų. Padėtis Jungtinėje karalystėje yra bauginanti. Tiesa, Tomo Robinsono sulaikymas yra rodiklis, kas vyksta Jungtinėje karalystėje. Tomis Robinsonas buvo sulaikytas Heathrow oro uoste dėl tariamo terorizmo. Jo tikrasis nusikaltimas yra atskleisti faktus apie gaujas, neteisėtą migraciją ir viešinti tragedijas, kurios vyksta, kol vyriausybė bando jas nuslėpti nuo visuomenės. Žinai ką, šiais laikais, manau, mes tarsi įgavome tokį beveik pasipūtusi požiūrį, kad mums tai yra istorijos iš senų laikų apie tai, kaip vyriausybės tikrai bandė slopinti žmonės ir neleisti jiems kalbėti. Ir kartais atsirasdavo herojus, kuris kažką padarydavo, kuris kovodavo ir tada būdavo nubaustas mirtimi. Ir mes tarsi perėjome į tokią realybę, kurioje tikime, kad tai jau nebevyksta, kad tai negalėtų nutikti dabar. Ir tada pamatai, kad yra toks Tomas Robinsonas, kuris tiesiog pateikia faktus ir dalyjasi informaciją ir jis tiesiog yra puolamas ir bandoma jį nutildyti ir staiga supranti, kad mes niekur nepajudėjome iš tos vietos. Mes tiesiog esame naujesnėme, kitokiame to paties dalyko amžiuje, kur kai bandai pasipriešinti vyriausybei, kuri tavęs nemėgsta ir turi daug galios, jie padarys viską, kad tave nutildytų. Jis drįsta užduoti klausimus ir reikalauja atsakomybės iš tų, kurie turi valdžią. Mes, konservatoriai, esame persekiojami. Jie bando mus uždrausti, išskirti, nutildyti. Jie mus vadina rasistais ar fašistais, kad mus pažemintų ir diskredituotų. Turime kovoti prieš tironiją. Gana. Demokratija yra puolama. Vėlgi, aš nesakyčiau taip griežtai. Vis dar manau, kad gyvename demokratijoje, bet viskas labai greitai juda ta kryptimi, kad jei neatsistosime, jie tiesiog vis labiau ir labiau atims mūsų teisės, tiesa? Taigi, administratoriaus įrašas, Tomis norėjo, kad perduočiau žinutę ir atsiprašyčiau visų Jungtinėje karalystėje už tai, kad jis yra teroristas. Tai iš tikrųjų nuostabus įrašas jo vardu. Akivaizdu, kad kažkas turi jo buvusį, nes jo telefonas buvo atimtas. Tomis norėjo, kad perduočiau žinutę ir atsiprašyčiau visų Jungtinėje karalystėje už tai, kad jis yra teroristas. Koks trolis? Tiesiog neįtikėtinas trolis. Primenu, Tomis Robinsonas jau seniai rašo apie šiuos dalykus. Islamas yra užkariavimo religija. Štai jo žinutė. Tai jis ir bando parodyti visiems. Ir jis buvo išvykęs į turą po Ameriką, tiesa? Taigi jis matė, kas vyksta Jungtinėje karalystėje. Jis matė, kas nutiko Britanijoje ir Airijoje ir panašiai. Ir jis sako, Amerika, pabusk.
Laikas pabusti. Jungtinė karalystė per artimiausius 20 metų taps musulmonų daugumos šalimi. 1000%. Ji jau tokia yra. Kol krikščionys darosi abortus, žudo savo kūdikius, daro savo vaikus gėjais ir homoseksualais, o tada dar ir likusius jaunuolius, kuriems pavyko išvengti aborto. Jie pasidaro translyčiais ir pjausto bei žalojasi savo kūno dalis. Islamas plinta kaip virusas. Ar neseniai buvai Londone stane? O dabar dažniausias kūdikių vardas Londone yra Muhammadas. Dažniausias kūdikių vardas Dubline koks? Muhammadas. Įdomu tai, kad dabar žinome, jog Čarlis Kukas dėl savo nuomonių jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Jis buvo tiesioginė prasme pašalintas viešai, jis buvo įvykdytas, jis buvo nužudytas. O Tomis Robinsonas nepasiduoda, jis nepasiduoda. Jis nepasiduoda, nors matė, kas nutiko žmonėms, kurie skleidžia panašias žinutes. Pastaruoju metu jis surengė milžinišką eitynę Jungtinėje karalystėje, nes yra tiek daug žmonių, kurie jį palaiko. Ir tai buvo labai garsus įvykis. Ir mes apie tai daug kalbėjome, kaip Jungtinė karalystė iš esmės uždraudė dešiniųjų pažiūrų komentatoriams atvykti į šį renginį, sakydama, jūs esate, koks tiksliai buvo tas formuluotė? Ne grėsmė mūsų visuomeniai, o grėsmė pilietiniam diskursui ar kažkas panašaus. Galiu susirasti tikslius žodžius. Iš tikrųjų turbūt reikėtų, palaukite sekundėlę. Nenaudingas viešajam gėriui. Tai buvo tiksliai taip. Jūs esate nenaudingas viešajam gėriui. Ir vėlgi tai priminimas, kad tuo pačiu metu jie stengiasi užtikrinti, jog viešasis gėris būtų saugus ir tvarkingas. Jie uždraudžia Twitter X jaunesniems nei 16 metų kaip socialinių tinklų draudimo dalį, tačiau jie neuždraudžia Blue Sky. Dabar aš visiškai pritariu, kad jaunesniems nei 16 metų būtų uždrausta naudotis bet kokiais socialiniais tinklais. Manau, kad socialiniai tinklai yra tikras velnias. Manau, kad technologijos yra velnias ir vaikai neturėtų su jomis susidurti. Taip, iki 16 ar 18 metų neturėtum turėti jokio kontakto su technologijomis. Tai nėra gerai tavo akims, tai nėra gerai tavo smegenims, tai nėra gerai tavo emociniai sveikatai, tai nėra gerai tavo socialiniams įgūdžiams, tai nėra gerai niekam, tau to nereikia. Tačiau, jei jau ketinate uždrausti socialinius tinklus, kodėl neuždraudžiate Blue Sky ir Blue Sky? Sky, tiems, kurie nežino, ir tai tikrai nėra reklama, yra visiškai kairiųjų naujienų kanalas. Tai kaip X, tik kairiesiems, gerai? Ir jie čia stumia visiškai blogas politinės darbotvarkės, ką mes jau žinome. Taigi jie nėra uždrausti 16-mečiams. Taigi jie dokopra iš esmės stumia visą šitą reikalą. Tomis Robinsonas prieštarauja viešajam interesui. Jis yra terorizmo grėsmė. Mes nepastebime tų išnaudojimo gaujų, kurias jis iškelia į viešumą. Ir mes uždraudžiame šias socialinės medijas, nes jos labai blogos jaunesniems nei 16 metų, bet tik dešiniųjų pažiūros yra blogos 16-mečiams, o kairiųjų ne. Viskas yra politizuota. Visa tai yra politiškai motyvuota tų žmonių, kurie yra mirtinai išsigandę, kad bus demaskuoti. Tačiau dėja jiems, jie jau buvo demaskuoti ir jų galia yra ribota. Ir žmonės gali matyti, kas vyksta. Judėdami į priekį, mes vis labiau tampame žmonių grupe, kuri nėra rasistinė. Mes nesame ekstremistai. Iš tikrųjų esame gana racionalūs. Mes iš tikrųjų galime matyti, kas vyksta. Norite teigti, kad jaunesniems nei 16 metų vaikams neturėtų būti leidžiama naudotis technologijomis? Visiškai sutinku, esu su jumis. Norite teigti, kad terorizmas yra blogai jūsų šaliai? Visiškai sutinku, esu su jumis. Bet nenuspręskite, kad čia tai yra, o ten ne. Nenuspręskite, kad galite leisti tikriems teroristams, tikriems imigrantams atvykti be jokių ribų ir juos finansuoti. Bet kai atsiranda asmenys, kurie jūs dėl to kritikuoja, tai jau vadinate terorizmu. Tai neveikia, tai nėra gerai, tai nepriimtina. Ir štai, mano draugai, kodėl turime priešintis. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.